Einam į trumpą meditaciją. Labai stipriai plečiasi erdvė ir susijunkim visi manau, kad su ateities erdve. Tai pajauskim tiesiog save, pajauskim vibracijas kylančias be galo stiprias. Jos judina visą jūsų energetiką, judina energetinį lauką ir biolauką. Tiesiog nukreipkite dėmesį į kvėpavimą, tegul jis rimsta, ilgėja. Atrodo, kad laužo visas jūsų struktūras, kurios energetikoje, biolauke yra sustirusios, sustabarėjusios. Taip, mintimis sakom, kad įsileidžiu kūrėją, kūrėjo energiją. Į savo energetinius laukus. Čia ir dabar galim pasakyti mintise. Išreiškiu ketinimą pasiųsti impulsą, kūrybinį impulsą savo ateities erdvei. Energetinė erdvė mūsų, aš noriu sakyti, nes aš per save jaučiu, jinai kaip fejerverkas sproginėja visiškai. Ir ne tai, kad valo mus, bet pro sustirusias struktūras jos kaip lūžta ir spindulys išeina impulso iš jūsų vidaus ir jis ne tik iš širdies išeina, jis išeina iš bet kokios, iš ląstelių, iš molekulių išeina. Ir leiskit išeiti tam impulsui. Jie veržiasi į ateities kūrybą. Erdvė ateities kiekvienam yra duota. Kiekvieno energetikoje yra ateities erdvė. Tik nuo mūsų priklauso, kokią kokybę mes ten sukursim. Tai šiuo atveju prašau kūrėjo pagalbos mano ateities erdvės kūrybai. Ir tai gaunasi, kad kūrėjas iš anos pusės, kur yra ateitis, aš iš dabarties. Judinam, siunčiam vibracijas. Į tai, į kur aš turiu eiti. Kol kas tai tiesiog visa krūtinė sproginėja, visa atrodo paviršius kūno, kaip verda burbulais ir vis sproginėja. Kaip dirvos sudirbimas. Pavasarį šverst dirvą tam, kad jin kvėpuot galėtų, kad jin išleistų savo dujas, kurios kaip kompostas tvarkėsi žemėje, perdirbinėjama buvo vabaliukų ir taip toliau. Tai va šiuo atveju per amžius kaupta patirtis mūsų yra susiformavusi dabartyje ir ji tiesiog per tos impulsus, per burbuliavimą, per fejerverkus jinai išeina į paviršių.
tegul tie impulsai ir nueina tos dalelytės su ta kaip čia pavadinti, ateities sklaida, kurios aš dar net neįsivaizduoju, nes mūsų protas nepriimtų šito. Oi, sakytų, ką tu čia visai, neprisimislik, neprisigalvok. Čia iš ego pas tave viskas eina. Tegul šitie impulsai judina ateities erdvę. Tegul, nes dabar tiesiog eina tokios stiprios bangos. Energetika tai suspaudžia ir paleidžia, suspaudžia ir paleidžia patį kūną. Aha, labai gerai, tai reiškiasi ir bus pradžioj kūnų paruošimas tam pačios struktūros, pačios minties pratinimo, krypties tėkmės energetinės iš emocinio kūno suformavimo. Mes tiesiog žinom, kad tai prasideda. Mano ateities erdvės kūryba, skleidimasis prasideda dabar. Nukreipiu savo dėmesį, širdies impulsą, bet tai eina per pasitikėjimą kūrėjui. Aš žinau, kad jis anapus padeda man tai judinti, aktyvinti. Ir aš žinau, kad tai bus geriausiai, kaip man gali būti, kaip man reikia. Pagal mano sielos patirtis, raišką ir planą sielos šiam įsikūnijimui. Jo 7 žingsniais eisime priekį. Taip, labai intensyviai energija. Galit pajausti, kaip spaudžia ausis, spengia arba plečiasi energija, spaudžia ausis. Ir priimu impulsą, tiesiog pasakykit savo mintyse, kad priimu kūrėjo impulsą išjudinti manyje tas kūrybines sferas, kurias aš šiam momentui neleidžiu išsiskleisti, neleidžiu savo patikėti, kad jos yra, kurias aš atmušu, gal taip sakykim. Tai vieniems tai yra sferos, kurias atmuša, kitiems jėga, kuriai neleidžiu išsiskleisti. Kitiems tai yra žinios. Tai nuneigia tas žinias. Galimybės kitiems, kurios yra galimybės erdvėje, bet aš jas taip vis, tai irgi yra ateities. Tai visa tai, kad eina leidimas visam tam pasireikšti. Tai irgi labai būtinas dalykas. Pastebėjimas dienos eigoje, kas vyksta ir leidimas tam pasireikšti.
Ne ignoravimas, jokių būdų. Tiesiog dabar leidžia prisiliesti prie to, kaip vyksta aktyvacija mūsų ateities erdvės. Tai nėra kažkas tokio stebuklingo, kažkas absoliučiai kito iš kito pasaulio sferos ir taip toliau. Tai yra toks natūralus gyvenimo procesas, darbas eilinis irgi su savimi, kada aš dirbu su savimi, disciplina, kaip kartojam tą patį. Svarbiausia po to, dabar ne tai vyksta, bet po to, jeigu dar norėsit kartoti, tai ne šitą, bet patys atsisėskit savaime ir išreiškiu ketinimą susijungti su savo ateities erdve, tada jau galima pradėti leisti kūrybinius impulsus, bet kūrybinius impulsus ne iš minties, iš širdies. Turim išjausti kiekvieną savo dalelytę, savo vibracija, o tai yra dėmesio koncentracija, ketinimas tai yra, ketinimas tai yra mintis konkreti ir leidžiu tos impulsus į savo erdvę. Tai dabar su kiekvienu savo įkvėpimu tiesiog sugerkit iš ateities sklindančias daleles. Ateities erdvė, aš nežinau, kaip kas jaučiat, ar iš nugaros jaučiat, ar iš šono, ar iš priekio, ar iš viršaus. Tiesiog tai galėtų būti toksai, ar iš savo vidaus, jokio skirtumo. Bet sutraukit į savo aštašką, aukščiausiojo aštašką į krūtinės vidų ir kaip susvirbi. Su kiekvienu įkvėpimu sutraukiu į save dalelytes, sutraukiu savyje. Ir stebėkit savo pojūčius. Dabar stebėkit tiesiog savo pojūčius, kur dilgčioja, kur maudžia, kur šiluma eina, kaip tik gal atsipalaidavo, kad net nejaučiu visiškai savo kūno ar kūno dalies. Gerai, sutraukit ir aš užbaigiu pačią meditaciją. Valiuks ir grįžinėjam čia. Turbūt mes nebeturim ką pridurti. Meditacija turbūt yra pabaiga. Man atėjo tiesa mintis, viena, ne tiek mintis, kiek noras pasidalinti, ką aš aną savaitę išgirdau. Man tokia sparnuota frazė, kad meditacija dienoje visada turi būti dvigubai ilgesnė už maldą, nes žmonės labai dažnai maldoje paprašo, o paskui pamiršta išklausyti, ką jam į tai atsakė. Tai kažkodėl šiandien, bebūnant meditaciją, aš prisiminiau, kad, galvoju, kaip gerai, šiandien aš pamedituosiu tikrai dvigubai ilgiau negu meldžiausi, nes išgirsiu daug daugiau negu paprašiau. Tai va, ačiū labai. Ačiū ir tau, Dalyti, už pokalbį. Ačiū, kad radai laiko susijungti mudviem. Susitiksim 21 dienos seminare. Aš noriu mokytis su tavim toliau ir su tais, kurie žiūri mus, irgi susitiksim. Nuorodas bus po video, nuorodas bus grupėse, taip kad mums galima parašyti. Jeigu jau Dalyti ateis, nes aš žinau, kaip jai tas yra sunku, rytiniai dalykai, tai turbūt gali daug kas tada jau. Taip, kam rezonuoja, prašom. Taip, būtinai, nes tai, ką Jolanta pasakė apie save, jinai pasakė apie save, aš jaučiu didelę atsakomybę, aš turiu šviesti, tai aš jaučiu tokią pat atsakomybę, niekam neperduodama žinių, bet eidama į parduotuvę aš noriu šviesti,
tiem žmonėm, kuriuos aš ten sutiksiu. Todėl, kad, šios dienos ta užduotis jinai yra tokia. Tai va, mokytis šviesti. Taip. Va. Ačiū labai už šią dieną ir ką, iki sekančių susitikimų. Švieski man vėl Viso. visą.